Pusryčiai su rikiu. Vieną gražų ir ankstyvą pavasario rytą nubudęs skruzdėliukas Rikis savo lovoje pasirąžė ir, kaip visuomet, suskaičiavęs iki 3, šoko iš lovos ir padarė 3 pritūpimus. Skruzdėliukas Rikis labai mėgo atsibudęs ryte prasitampyti ir pasirąžyti. Jis suko ratu liemenį, darė susilenkimus ir galūnėmis bandė pasiekti grindis. Vėliau jis pradėjo keistai sukioti rankas į visas puses, kol galiausiai jos sukosi kaip lėktuvo propeleris, o galva linkčiojo žemyn ir aukštyn. Atlikęs mankštą, jis pažvelgė laukan ir, pasisveikinęs su saule, greitai nusliuokė virvute žemyn ant Cecilijos kambario lango atbrailos. Įlindęs pro ventiliacinę angą į kambarį, jis pastebėjo, kad Cecilija dar neatsikėlusi ir snaudžia savo minkštoje lovoje. Rikis niekada nelaukdavo, kol mergaitė atsikels, ir visuomet žadindavo ją savo garsiu juoku. Jis žinojo, kad mergaitė nesupyks, nes visada ją pradžiugindavo savo atvykimu. Cecilija, kiek gali miegoti? Kelkis! Pažiūrėk, kokia graži diena už lango! Žydras dangus ir saulė ritinėjasi tarp debesų. Labas, tarė mergaitė. Na ir vėl tu, kaip visada, pirmiau už mane atsibudai. Žinai, man šovė mintis. Tu eik į virtuvę ir, kol aš prausiuosi, paruošk mum pusryčius. Ar gerai? Paklaususi pažvelgė skruzdėliuką, kuris stovėjo ant rašomojo stalo. Aišku, kad gerai. Aš tau paruošiu pusryčius pačius skaniausius pasaulyje, kokius tik aš vienintelis moku paruošti. Va, Rikio skaniausi pusryčiai. Net miesto kavinėse tokių negausi. Rikis jau lipo ant virtuvės stalo. Tik man reikėtų keletos dalykėlių. Apžvelgęs virtuvę ir ant stalo esančius daiktus, skruzdėliukas mikliai nušoko ant grindų ir pribėgęs prie šaldytuvo atidarė jo dureles. Nužvelgęs šaldytuve esančių produktų turinį, jis pasikasė pakaušį ir ilgai netrukęs šoktelėjo į šaldytuvo vidų, bei lentynėlėmis nustriksėjo prie sudėtų kiaušinių, sviesto ir pieno. Na štai, aš tau iškepsiu Rikio kiaušinienę, kuri vadinsis Rikiaušienė. Rikis minutėlę stabtelėjo ir susimastė, ko jam dar reikėtų ir koks turėtų būti kitas žingsnis gaminimo procese. Taip, tik tai klausimas dabar, kur rasti dubenį. Kol Cecilija prausėsi vonioje, skruzdėliukas Rikis sugebėjo atrasti visus jam reikiamus įrankius, indus ir produktus. Atsirideno kiaušinius ant virtuvinio stalo, atsinešė sviesto, pieno, bei radęs spintelėje esančius miltus, subėrė juos į dubenyje gaminamą masę. Įmušus 4 kiaušinius į dubenį, skruzdėliukui šovė į galvą puiki mintis. Reikia įpilti miltų į dubenį, tiesiog pavertus miltų pakuotę ant šono. Tačiau skruzdėliukui, pradėjus kelti popierinę miltų pakuotę, maišas staiga apvirto ir po visą virtuvę pasklido balti
miltų kamuoliai. Rikis ėmė stipriai čiaudėti. Nepaisant to, kad visas virtuvės stalas buvo baltutėlis, lyg žiemą apsnigę laukai, Rikis taip pat buvo visas baltas ir bandė prasikrapštyti akis, kad galėtų kažką įžiūrėti. Tuo metu Cecilija išėjo iš vonios kambario ir įžengė į virtuvę. Riki, ką tu čia darai? Paklausė mergaitė. Kokia čia betvarkė? Kas čia nutiko? Cecilija žvalgėsi aplink, tačiau niekur nematė Rikio, o tik didelį, baltą, plotą miltų, pasklidusių po visą virtuvę. Staiga Rikis dar kartą stipriai nusičiaudėjo. Ir šoktelėjo į viršų. Cecilija pamatė Rikį, lyg baltą šokinėjantį kamuoliuką ant stalo šalia apvirtusio miltų maišo. Paėmė jį į rankas ir švelniai nubraukė baltą miltų sluoksnį nuo skruzdėliuko veido. Riki, ar tu įkritai į miltų maišą? Paklausė Cecilija skruzdėliuko. Oi, aišku ne. Aš tiesiog nutariu pasipudruoti savo veidoką. Pamelavo Rikis. Pamaniau, pasipudruosiu ir bus veido oda skaistesnė. Tačiau Cecilija kaip mat suprato, kas čia įvyko. Skruzdėliukas buvo visas miltinas, o tai reiškia tik vieną. Jam nepavyko susitvarkyti su miltų pakuote. Na, sako Cecilija, ką tu čia ruošiesi daryti? Galėčiau tau šiek tiek padėti? Aš planuoju iškepti pačią skaniausią pasaulyje Rikio kiaušinienę, Rikiaušienę. O ko reikia tavo kiaušinienį iškepti? Paklausė mergaitė. Na, aš įmušiau kiaušinius, dar reikia miltų, pieno, šiek tiek druskos, pipirų ir kepti mišinį ant sviesto 8,5 minutės. Atsakė skruzdėliukas. Mergaitė sudėjo visus produktus, supylė į keptuvę ir kepė ant sviesto tiek, kiek liepė Rikis. O kai kiaušinienė iškepė, virtuvėje pasklido labai malonus kvapas. Tai reiškia tik vieną – patiekalas pavyko. Žinoma, skruzdėliukas buvo labai patenkintas. Mergaitė ir skruzdėliukas labai gardžiai pavalgė. Pasisotinus skruzdėliukui vėl kilo puiki idėja. Hei, Cecilija, pavalgę turėtume eiti pasportuoti, kad sudegintume visas suvalgytas kalorijas. Juk žinai, kad sportas yra sveikata. Ir lankstumas padidėja, ir energijos padaugėja. Ir viskas nušvinta gražesnėmis ir ryškesnėmis spalvomis. Visa diena bus puikiai ir nuotaika gera. Tuo tarpu Cecilija sudėjo indus į plautuvę. Ji neprieštaravo truputį pajudėti, tačiau skruzdėliukui priminė vieną labai svarbų dalyką. Riki, bet mes pirmiausia turime išsivalyti dantukus. Mane taip mokė mama. Rytais pavalgius pusryčius reikia išsivalyti dantis, kad jie negestų. Tada galėsime eiti pasportuoti, o vėliau išplausime visus indus, kurie liko nešvarūs po pusryčių. Ką manai? Rikis tik patraukė pečiais, tačiau žinojo, kad dantis valytis būtina. Nors jis turėjo tik 5 dantis, tačiau puikiai žinojo, kaip svarbu yra juos prižiūrėti, nes jo draugui ežiui Benui iškrito visi dantis, kurių jis nevalė ir neprižiūrėjo. Taigi dabar Benas negali normaliai valgyti riešutų, kuriuos jis taip mėgsta. Taigi Cecilija ir Rikis valėsi dantukus, o išsivalę ėjo sportuoti.
Kaip jiems sekėsi sportuoti ir kokie nuotykiai jų laukia tolimesnėje dienos eigoje, sužinosi, klausydamas kitą pasakų tęsinį. O dabar aš jums sakau iki pasimatymo ir iki kitų susitikimų su Cecilija ir Rikiu.